Labas rytas, bičiuliai. Vakar atsisveikinau, užmigau, bet atsikėliau dabar 6 valandą ryte. Ir eisiu iki registratūros, kadangi aš vis dar neturiu vandens. Aš neturiu viešbutį vandens. Čia pasižiūrėkit, koks vaizdas per langą. Kažkaip taip. Bet vandens nėra. Vaizdas visai įdomus, išėjus iš kambario. O ten yra baseinas. Gražu. Aš tik dabar pamačiau, kad baseine tai vandens yra. Temperatūra dabar kokie -8 laipsniai. Klausimas, kaip čia su to baseinu, matau, va, džakuzį ledukas apsitraukęs. Įdomu. Gal po žygio būsim labai sušilę sukaitę ir eisim išsimaudyti. Šūniai. Labas rytas, šūniai. Labas rytas, šūniai. Sveikiau. Žiūrėkit. Draugas. Vandens nėra visam miestelį, užšalo, tai niekas neturi visiškai jokio vandens. Tai greituoju būdu perkandau, šiek tiek užkandau, šiek tiek pavalgiau. Dabar leisiuos ten į kanjono apačią, pasistatysiu vėl kažkur tai mašiną ir varysim pahaikinti. Tikėkime, kad kai grįšiu po haiko jau bus gal vanduo atsiradęs, kitu atveju teks praustis upiai. O upė ledinė. Ir vanduo todėl ir užšalo, kadangi minusas kalnuose. Tai tikėkime, kad gal sutvarkys. Išsikvies meistriuką. Gal turėsim bent šalto vandens. Vakarop grįžę. O ką dabar? Labas, šūniai. Eik tu. Pirdžiau. Šokam į mašiną, važiuojam ir varysim pahaikinti. 6 ar 7 valandų haikas. Gerai, kad pasiėmu pilną draudimą. Čia visas šitas kelias vien akmenim nusėtas. Leidžiuos dabar į kanjono apačią. Nu, full insurance. Sumokėjau papildomai, bet... O, čia visas grožis. Opa. Wow. Įspūdinga. Gerai, bičiuliai, atvažiavom į vietą. Nuo čia prasidės mūsų haikas. Pasistatėm va bolidą. Net nematau, kur mes ten gyvenam. Va kažkur tenai kalnuose. Šiaip dar reikėjo pasileisti gal 20 minučių. Pabandysiu dabar nueiti į tą pusę. Tenai. Nors mūsų haikas yra tenai. Eisim palei upę iš vienos ir iš kitos pusės. Prieisim porą krioklių, pasižiūrėsim. Čia per tokį tiltuką pravažiavom. Čia va turim tokį upelį. Gražu. Tai visgi neėjau į tą kitą pusę, kadangi ten kaip ir nemačiau labai didelių gamtos grožybių. Šokau iš karto į mūsų treilą ir einam ten link kalnų. Kiek žiūrėjau iki mano taškų, realiai yra gal 4 ar 5 valandas ėjimo. Tai dabar turim 9 valandą. Pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Čia visos dienos tripas. Turiu tik tai 2 vandens buteliukus. Maisto neypatingai daug atsargų.
Nenorėčiau, kad labai ilgai kelionė užsitęstų ir norėčiau iki Sutemų, kai saulė jau pradės kristi už kalnų, po truputį suktis ir grįžinėti atgal. Tiksliau jau būti vietoj praktiškai prie bolido mūsų. Pakankamai vėsu, -8 laipsniai dabar. Jo, -7. Kalbėjau su vietiniu žmogum, sustojo pasiklausti, ką aš čia veikiu. Kadangi, sako, čia visiškai ne sezonas. Sako, it's worst time of the year to visit Tet Mountains. Sakau, bet yra geroji pusė, čia praktiškai nėra žmonių, čia nėra jokių turistų. Nu, tai jisai taip sako, man sako, visą laiką turistai yra geriau. Nes natūralu, kad jisai iš to gyvena. O man tai yra žymiai ramesnė aplinka. Tai va, šiaip labai keista, kad nėra jokių skiriamųjų ženklų, kur prasideda tas pažintinis takas, trailas, tiksliau, kur baigėsi, kur eiti. Nieko nėra apskritai. Tai bus įdomu. Turiu interneto ryšį čia. Kol yra, tol yra. Pasistengsim labai stipriai neužbrist. Ai, kadangi šiandien duše nebuvau, gal čia reiks šokti į tą upelį išsimaudyt. Bet bus beprotiškai šalta. Kalnų upė, patys įsivaizduoja, kokia temperatūra. Hipotermija per porą minučių. Bet mums tai reikės 10 sekundžių maksimaliai. Gal net mažiau. Sumažinkim dvigubai. 5 sekundžių. Ir busim švarus, atsigaivinę, atsirefrešinę ir atsiplovę. Smaguris. Chebrytė va tokius namelius stato. Iki sezono pradžios jau turėtų būti pastatyta, bet va, šau šalia upelio, su vaizdu į kalną. Viskas puikiai. Nu ir va toks va savartinėlis aplinkui. Namukas kažkada stovėjo. Tiltelis kažkada va buvo. Nu va taip, va čia dar yra. Varvekliai vanantai kabo visur. Tirpsta po truputį. Akmenukai irgi krenta. Nu, tai galite įsivaizduoti ir vandens temperatūrą, kuris tenai bėga. Aš norėčiau vieną varveklį pasiimti. Opa! Toks va. Expelliarmus! Expecto patronum! Damn it! Jokauju, nepaliksiu jūs. Einam kartu. Waterfall, 1 kilometras. Nu gerai. Eisim dabar iki to Grunas krioklio. Čia šiek tiek gaunasi tokia kilpa, bet nieko baisaus, šitas 1 kilometras neturėtų būti didelis game changeris. Vis tiek noriu pamatyti krioklį.
Nes to mes čia ir atvažiavom. Ar ne, bičiuli? Čia buvo trumpesnis kelias. Shortcutas. Wow, jaunimas. Akmenys krenta. Pakilimas šiaip visai status, iš karto jaučiasi, kad aš iš principo esu 2 km aukštį. Ir jaučiu šiek tiek, kad nori, nenori, ne jūros lygis, kur galėjai eiti savo atsipalaidavęs, tai tikrai neuždusi. Čia šiek tiek kiti reikalai, šiek tiek kitaip jaučiasi dalykai. Tai net ir tokį kalniuką užlipt jaučiasi. Avada kadabra! Nežinau, aš irgi laukiu tos brandos, žinokit, kaip neateina, taip neateina. Baisu. Pradėjom čia. Esam čia. Eisim iki čia. O rezumė eisim galiausiai kažkur iki čia. Namelis šyla. Bet tai kaip dėmesį už manęs Mercedesus. Albanai labai myli Mercedesus. Kas trečia turbūt mašina yra Mercedesas. Senas, naujas, nesvarbu. Mercedesas. Kaip man nepatinka tie šunys. Ne. Man šunys patinka, iš principo viskas su jais gerai, bet kai sutinki ne vietinius šunis, tada nėra gerai. Tikiuosi neužsivyks. Gal čia labiau prevencinė. Pažiūrėsim. Šiaip darosi šilta, kadangi lipu ir kalnais ir visai kaip. Tikslas mano yra nesuprakaituoti. Kadangi kai suprakaituosiu ir pradėsiu vėst, pradės darytis labai šalta. Tai manau, kad nusimesiu to vieną sluoksnį ir judėsiu to link. Man atrodo, kad jau pradedu girdėti grūnas, krioklį. Jo, va, ir pamačiau. Dar pradžių galvojau, kad galbūt nuo kalnų atsimuša garsas, kadangi upė netoli. Bet ne, panašu, kad atėjom iki kriokliuko. Ten tas vat mažas kriokliukas. Iš čia mažas klausimas, kaip nusprėjus gal. Gal bus didesnis, čia kažkur upelis prasimuša. Ką, aš neprieisiu daugiau prie jo? Aš čia net nematau normaliai. Ir akmenų, pasižiūrėsim. Labai slidus akmenys, tiesą pasakius. Gavę drėgmės ir apšalę. Va, visiškai, va. Va. Čiūžu. Čia normaliai. Bet va čia, va, vėl ledas susiformavo. Va, patys matot, apšalę visi. Tenai irgi apšalę ledu. Bandau palipti aukščiau, bet ne pačių krioklių. Gal pavyks užlipti. Krioklių neįmanoma, niekaip. Be šansų. Visi akmenys suledyje, aptraukti ledu, neina kur kojas pastatyti. O čia, panašu, ir takelis kažkoks gal net. Jau šiek tiek arčiau priėjom, kažkokį ženklą dar matau. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi. Geras. Yra lietuviškų.
Brothers. Union Brothers. Nematau lietuviškų, bet va. Sveiki! Sveiki, bičiuliai! Ten kažkieno lūšnelė. Praskridom dronų, pafilmavom šiek tiek lengvai. Šešėlį gerokai yra vėsiau, tai dar apšilus, dar yra daugiau reikalų. Suprakaitavus tai yra. Ką, dabar leidžiame žemyn ir eisim tenai toliau. Tenai. Nusileidom nuo krioklio. Leistis greičiau negu eiti šituo atveju buvo. Ten va tas vakarklys čia labai gerai matosi. Einam dabar tokiais takeliais. Albaniški piemenų takeliai. Čia žiūrėkit kokia bakūžė. Smagu, įdomu, kaip čia žmonės gyvena, tiesą pasakius, gyveno, dabar jau čia nebegyvena. Bet kuo versdavosi, ką veikdavo, iš kur šaibą pasidarydavo, ar Wi-Fi turėdavo. Turim va tokį va tiltą čia. Čia yra Ožkų tiltas. Va toks va. Eisim. Ai, nežinau. Įdomu. Įdomu. Opa. Čia mes tokiais dabar lipsim. Ten žemyn. Ir ten palei upę. Ten kažkur turėtų būti tiltas, kurio mums reikia, bet aš jo dar nematau. Tai čia dar geros valandėlė kelio kaip minimum. O po to, man atrodo, mes grįšim ten, va, takelis eina. Tuo keliu grįšim. Tikėtina. Dar nenoriu valgyti, bet kažkada tai gali būti, kad valandos bėgyje užsimanysiu. Kadangi vis tiek tokie pasivaikščiojimai reikalauja šiek tiek energijos. Nedaug, bet kažkiek. Tai reikės ir ėst gerai. Man tik įdomu, kaip aš tuo keliu eisiu, ar aš grįžinėsiu tuo pačiu keliu atgal. Nors ne, neturėčiau čia rato sistemą. Čia nelinijinis maršrutas. Bet jeigu aš eisiu ratu, klausimas ar eisiu to važiuodamąją dalim. O ten pakankamai albanai mėgsta padusinti savo dizeliukus. Savo Mercedesus dyzelinius. Bus matyti. Čia turbūt reikia uždėti akmenėlį. Va. Kastytis irgi čia prisidėjo. Smagu. Šiek tiek juda, tai neįsim.
gražu. Ai, bet negaliu lipti tenai toliau, kadangi jisai visas va taip paspirokliuoja. Čia reikia laviruoti, klausimas. Čia aš dabar dar paėjau kokius 1,5 metrų nuo krašto. Tenai spirokliuos dar labiau. Bet esmė ta, kad čia jų būklė yra labai prasta. Patokia va. Čia šitas tai ant nieko praktiškai visai nesilaiko. Šiaip labai įdomus momentas vienas yra. Prieš einant, kai pasakojau, kad kalbėjau su vietiniu žmogum ir sakė, this is the worst period to visit Tet Mountains. Tai jisai man dar pasakė įdomų dalyką. Sako, vasaros metu, sako, šitam kanjone būna plus 30 laipsnių, bet sako, vasaros metu tu gali matyti, kaip čia sninga. Sninga ne dėl temperatūros, o dėl to, kad šituose kalnuose labai daug sulfatų ir sulfitų, sakė. Ir jie būna ypatingai aktyvūs, turbūt dėl vėjų, nežinau dėl ko būna tik tai vasarą. Bet vasarą, sako, jie labai reflektina mėnulio šviesą, atspindi mėnulio šviesą ir, sako, atrodo, kad visam kanjone sninga. Ir kodėl aš jums dabar tai sakau, kadangi aš vaikštau ir nežinau, ar čia yra placebas ar ne placebas, bet aš burnoj jaučiu tokį skonį, kokį jaučiu, kai išgeriu raudono vyno, kuriame yra sulfitų. Tai įdomus momentas. Gal tai yra placebas, gal ne. Nežinau, bet gal tiesiog atsitiktinumas ir sutapimas. Šviežias. Nors nesutikau dar nei vieno gyvūno, bet skaičiau, kad čia yra ir vilkų, ir meškų. Aišku, dokumentiniuose šaltiniuose nėra užfiksuota, kad jie įsivelia į kovas su žmonėm, bet kad jų čia yra, tai yra pažymėta. Ant žemėlapio dar mačiau irgi šuniukas nupieštas, meškiukas nupieštas. Iš toli visai norėčiau pamatyti. Nusirengiau, panašu, kad priėjom šiek tiek civilizacijos, bet prie tos civilizacijos mes neeisim, kadangi mums reikia eiti per tiltą ir tenai į tą tarpeklį toliau. Tai mes ten ir eisim. Nu va. Gražu. Nusėmiau striukę, įdienojus visai jau šilta. Nėra čia didelis pliusas, bet +8, +9 gal dabar duotuoju momentu. Praėjom tą tiltą, liko tas tiltas va kažkur tenai. Dabar eisim link tų kalnų į tą pusę. Einam tokiu takučiu. Šiaip tai keliu eiti nėra ypatingai didelis malonumas, tiesą pasakius. Ne taip toli gražu, smagu, kaip eiti kalnų takeliais. Bet čia yra tokia atkarpa, kurią turim praeiti, bet kuriuo atveju. Bet
mums šitų kelių reikės grįžti atgal visą kelią. Tai 3 valandas kulniuosim tokiu keliu. Nu kažkaip. Net ne 3, gal daugiau, dabar jau einam 2,5 valandos, nežinau ar matas. 2 valandas 40 minučių, 10 km nuėjom. Tai panašu, kad artėjom vėl prie treilo pradžios. Treilą tai turiu omeny, kad gali atvažiuoti iki čia, kaip šitie žmonės, pasistatyti automobilius ir pradėti nuo čia haikinti, eiti tenai toliau. Mes, kadangi esam patyrę haikintojai profesionalai, tai mes einam visą atstumą. Visą maršrutą einam. Wow. Pirkau dar vieną mažą vandens buteliuką, just in case. Nors gal galėčiau čia bandyti pasipildyti kalnų vandeniu, bet kai varėm raftingę, tai sakė, po kol kas šitas upių vanduo nėra geriamas, kadangi gamta valosi. Geriamas jisai pasidaro labiau link vasaros. Tai pasižiūrėsim, jeigu neužteks, gersim, jeigu užteks, negersim. Viskas paprasta. O čia tokiu varom dabar. Upa! Marso kanjonai. Marso kanjonai. Mano akeriai ras. Darosi karšta, net ne šilta, o karšta. Šitą kaklaskarę užsidėjau ant galvos, kadangi šiek tiek vėjas yra, tai kai vėjas yra, labai nemaloniai ausis pučia. Sutikau vietinių keletą, už manęs tenai eina, gal matosi, eina su meškerėm, klausimas, ką čia žvejot nori ir kur čia galima žvejot. 10 km 200 metrų nueita, 2 valandas PM, 1 minutė, dar į priekį turėsime eiti 2 kilometrus. Susitikom dar keletą vietinių albanų, su džipu atvažiavę, jie čia šiek tiek kitą haiką, ir dar vienas džipas priekį stovi. Čia važinėja šitų haiko keliu. Crazy. Ką čia veikia, neaišku. Šiaip, čia populiaresnė šiek tiek trasa ir iš karto matas, kad va, viskas yra nupersta. Labai daug šiukšlių vėl. Nu, kosmosas. Taurasme gadina visą džiaugsmą. Šiukšlynas. Padangos sumestas. Šiukšlynas, sąvartynas. Džipas va priparkuotas. Kažkas kažką veikia. Liko kokių 15-20 minučių gryno ėjimo, tai manau, kad jau po truputį artėjom. Čia tokiais atvarom. Šlangą prakiurus, purškia vandenį, tas vanduo krenta čia, pasižiūrėkit. Wow. Hello. Hello. Hi. Nežinau, ką čia tas žmogus darė. Gal iš vietinis kalnietis, gal ten ir gyvena. Buvo panašu į kažkokį namuką.
Įdomu. Man reikės grįžti vis tiek. Galėsiu pabandyti pafilmuoti, jeigu neužsikursiu jisai to savo benzininio pjūklo. Welcome to Blue Eye. Nesuprantu kol kas. Pasirodo, dar reikia paeiti šiek tiek. Pažiūrėkit, čia žmonės taip gyvena. Tokioj vietoj. Nežinau čia, ar yra kelias, ar nėra privažiuojamo kelio, bet greičiausiai nėra. Kadangi daug kas čia važiuotų ir čia nebūtų treilo. Bet neįtikėtina, kokiose vietose žmonės gyvena. Ta prasme, wow. Dar vienas avarinės būklės tiltelis. Nesupratau? Einu. Panašu, kad atėjom. Bičiuliai mėly. Kokio skaidrumo vanduo, žiūrėkit. Ok. Nu tai panašu, kad atėjome. Blue Eye. Blue Eye. Gražu. Žmonės sukišę kojas. Vadinasi, nėra tai baisiai šalta. Nu, toksai vandenėlis. Čia gerokai šaltesnis, negu kad tenai žiūrėjau. Galėčiau pereiti upę ir ateiti va iš tenai. Čia va, kur žmonės yra nusileidę, ar jie čia perbridę, nėra aišku. Gal ir perbrido jie čia tiesiog, nusimovė batus, ne per ten lipo. Bet aš išsimaudysiu kitoj vietoj, ten kur buvom. Ten buvo ir kur atsisėsti ir daiktus susidėti, tai ten ir pavalgysim. Ten ir pavalgysim, ten ir nusimaudysim. Lipam atgal į viršų dabar. Tiesą pasakius, man čia net gražiau negu kad ten atėjus į vietą. O tenai kažkur pritupsim, tenai ir išsimaudysim. Taigi atėjau į vietą. Pavalgysim. Biškį aš pravėsiu, nes dabar labai suprakaitavęs. Ir tada varysim. Čia, šoksim. Čia. Turim ulkerio. Turim sallemą ir turim sūrę. Gal užteks? Sukaposim viską turbūt. Pavalgom ir bus galima maudytis. Bus tokie geručiai. Gardumėlis. Damušam ir einam niurtel. Ledinis! Gelia kojas. Pavyko išsimaudyti. Tikrai šaltas vanduo. Labas, žiūrėkit, turiu draugą.
Susiradau draugą. Pavyko išsmaugti, vanduo ledinis, tikrai. Nedaugiau 6-7 laipsnių maks, čia prie geriausių didelių norų. Kalnų upių vanduo, nėra ko norėti. Dabar perslingiam, nes sėdim nuogom kojom su šūniu. Ir ką, ir po truputį vyniosim atgal. Reikėtų sušilti vėl, kojos šala, tai Taigi, bičiuliai, išjudėjau ką tik iš vietos, 3-4 valandėlės ir pareisim namo. Bičiulis toliau su mumis žygiuoja. Šūnį. Nežinau, ar čia yra gerai, kad jisai kartu su manimi eina, tiesą pasakius. Nes ten tai bent jau buvo žmonių, kurie gyvena. Ir klausimas, gal jisai tų žmonių. Gal aš čia dabar darau meškos paslaugą. Kita vertus, aš einu dabar link miestelio, kur yra daugiau gyvybės. Gal jis iš tenai, nėra aišku. Bet jis eina kartu su manim, tiesiog. Aš jo nei kalbinau, nei gloščiau, nei valgydaviau, nei atsigerdaviau, kad jisai neprisirištų. Bet jisai eina su manim. Va, pirdžius skuodžia. Čekit kaip para. Jis čia vietinis. Žino visus takus. O, nudūmė. Baigiau nusileisti nuo kalno. Jau einam lygumą. Tuo turėtume išeiti į tą miestelį mažą ir jau tada pėdinsim asfaltų. Vietinis sakė 6 km asfaltų, tai šiek tiek trumpiau negu kad į priekį ėjom kalnais. Nu ir mes dar padarėm šiek tiek kilpą, kadangi ėjom į kiekvieno krioklio, tai dabar turėtume pareiti greičiau. Dabar einam beveik 4 valandas, bet buvau padaręs sustojimą prie Blue Eye, kur maudžiausi. Tai realiai jau šiek tiek ilgiau einam. Apie 4,5 valandos. Kažkas panašiai. Jo. Nu va, nusileidom. Ėjom tenai pradžiai, o dabar grįžom iš čia. Kitur ratu apėjom. Apačioj dar šilčiau. Reikėjo nusimesti šilčiau, tai yra, ne šilčiau, šilčiau. Apačioj dar šilčiau. Reikėjo nusimesti dar vieną sluoksnį. Iš ten mes atėjom, o ten dabar judam. Eisim asfaltu visą laiką ateinančių 6 km. Nu gerai, turim tik tiek vandens, kas nėra gerai. Nu bet išgyvensim. Susistabdysim kokį nors vietinį ir prašysim vandens, jeigu ką. Šlangas susprogusi, pažiūrėkit į medžius. Wow! Wow. Einu pakeliui. Atkreipkite dėmesį į ženklą. Ar ne? O čia išeinamosios dalys. Nes tiesiog, kodėl ne? Albanija! Albanija! Tai jeigu nesupratat, ten buvo sušaudytas kelio ženklas. Kulkos ėjo ir kulkos kitoj pusėje ženklo išėjo. Žygiuojam toliau. Ką tik sustojo prie manęs porelė, kuri buvo taip pat prie to Blue Eye. Ir paklausė, ar nereikia pamėtėti, sakiau, ne, algot pareisiu. Bet pasakęs tai, supratau, kad man reikia tenai tuo keliu lipti. O taip. Vienu žodžiu. Nu gerai. Lipam. Tai kaip ir minėjau, lipam tuo keliu. Taip va.
O tenai, vat, matas mažas takeliukas, kuriuo mes atėjom va per mano pirštą. Ir tas takelis dar vingiuoja, ten vingiuoja. Bet manau, kad už šito kalno jau turėtų būti. Čia kokie gal 3 kilometrai liko. 3 paskutiniai kilometrai šiandieną. Turbūt. Turim 18,5 jau. Nu jo, kažkas tokio. Hup, hup. Artėjam prie miestelio. Artėjam prie miestelio. Va čia va tokių yra vietelių. Labai šiaip daug nuošliaužų. Daug nuošliaužų, kadangi labai daug kalnų upelių. Ir vat visas kalnas, matot, apvalgytas. Nėra nei tinklų, nei kažko, kas sulaikytų šitas nuošliaužas. Nu tai čia tik tai laiko klausimas, kada kas nors važiuodamas, haikindamas, ar tiesiog eidamas susidurs su viena ar kita problemyte. Tai va. Šiaip ką galiu pasakyti. Tie, kas būsit Albanijai, šitam Teto kanjone ir norėsit haikinti tokių pačių haikų, kaip kada aš ėjau, pradėkit nuo to Teto miestelio, nuo kurio aš pradėjau. Tai reikit šitą upės pusę, kurią kad ir aš ėjau. Jinai daug vaizdingesnė, daug gražesnė ir daug maloniau eiti, negu kad eiti šitu asfaltu. Bet čia reikia suprasti, kad aš jau grįžinėju ir darau kilpinį žiedą. Galima grįžti per tą pačią pusę, bet ne taip gal įdomu. Aišku, smagiau. Tai siūlau eiti tą pusę. Iki kito haiko starto vietos eisite plius minus 3 valandas galbūt. Panašiai. O tas, kas yra tingesnis, kas tingiai šitą pusę, tegul važiuoja su mašina iki tos vietos. Jūs ateisit tenai, nueisit iki Mėlynosios akies ir tada parvažiuosit atgal. Sutaupysit ir lišnų kilometrų neįdomių tokių. Ir čia, kadangi dabar ne sezonas, tai automobilių nėra, viskas tvarkoj. Bet sezono metu, tai aš manau, kad šitas kelias gana judrus ir juo eiti nėra labai ypatingai didelis malonumas. Tai va, tokia mano asmeninė rekomendacija. Paskutiniai 50 metrų. Čičing! Įveikiam. Geras haikas, apart grįžimo to, apie kurį minėjau, asfaltų. Ten gaidys. Bet šiaip smagus, tikrai. Tiesą pasakius, biškį per daug daiktų pasiėmiau. Buvau katiliuką pasiėmęs, tikėjausi, kad gal dar dujų rasiu balenėlį. Niekur čia panašaus nieko nėra. Tai šiek tiek gal buvo per sunki kuprinė mano. Nu va, įveikiam. Kilsim iki savo viešbutano. Tikiuosi, kad bus vandens. Žiauriai noriu nusipraust, nes vėl visas sušutęs, susmirdęs, suprakaitavęs jaučiuosi. Ką turim? 15 valandų 20 minučių. Distance 22 kilai. 700 metrų pakilta. Nėra blogai. Ai, bet čia be sustojimo pavalgyti ir nusimaudyti, tai šiek tiek ilgiau užtrukom, apie 6 valandas kažkur, tai manau. 6 valandas įėjimo, dabar turim 3. Tai va, varom į viešbutaną praustis. Moment of truth. Ar turim vandens ar ne? Ar nusiprausim ar ne? Yes! Karšto vandens nėra, elektros neturiu taip pat. Prikolas. Atsirado vanduo, atsirado elektra, vanduo aišku šaltas,
šyla boileris dar, tai nebuvau duše, bet nuėjau į restoranėlį, pasiėmiau ir indelį karšto vandens. Tai čia pečiukas pats įsijungia. Tai pasidarysim taktinio maisto, chicken and noodles. Ir čia kas čia? Mashed potatoes with minced meat. Nu, tai vienu žodžiu, pasišersim. Ir net šaukštą turiu šį kartą. Oi, bus puota. Čia pasidariau sriubos. Čia vištiena su makarais, o čia turėtų būti bulvių košė su mėsa. Pasižiūrėsim, kas čia gausi. Dar pasilikau šiek tiek karšto vandens ir pasidariau kavos. Bulvių košė taip atrodo. Šiaip nėra bloga. Neblogai. Visai neblogai. Tokia sausoka, bet bus gerai. Makarai su višta. Nėra tokie geri, bulvių košė buvo geresnė. Bet suvalgysim, tikrai, bičiuliai. Tikrai viską mes suvalgysim, nepaliksim maisto išmetimui be šansų. Ką, rytoj kelsimės 7 val. Ryte ir važiuosim iki Podgoricos iš Teto, tai čia yra 200 km berods. Šiek tiek gal mažiau, bet vienu žodžiu 2 valandos važiavimo, kadangi skrydis man rytoj pusė 2 iš Podgoricos į Varšuvą, tai mašiną norėčiau priduoti vėliausiai apie gal kokią 11 val. 12 maks. Tai vat, o ką, dabar einam gultis, einam miegoti, einam ilsėtis ir susitiksim neužilgo. Labas rytas, bičiuliai. Pavyko išsiregistruoti iš viešbučio, susimokėjau vietoj. Turėjau šiandieną ryte karšto vandens. Susikrovau jau šmutkės į bolidą. Ir ką? Važiuojam link Podgoricos oro uosto, paskutinė kelionės diena, 8 diena. Išvažiuojam iš Viešbutano. Tai važiuosim 2 valandas dabar iki Podgoricos, bet mums reikia kirsti dar Albanijos, Juodkalnijos pasienį, visas patikras praeiti ir panašiai, tikiuosi tenai nestrikti. Skrydis mums yra po pietų ir dar turėsim pereiti padidintas saugumo patikras. Podgoricai nežinau, bet tikrai nusileidus iš Podgoricos į Varšuvą, tai vienareikšmiškai tikrins gerokai labiau negu kad įprastai tikrina. Bandom dabar važiuoti, tikėkime, kad be nuotykių. Viskas bus čiki-piki. Labai noriu kavos. Žiauriai stipriai noriu kavos atsigerti. Baigiu nusileist nuo tų kalnų, o tai pykina mane. Aš pats vairuoju, bet taip žostkai mūtina. Jaučiu stosiu išsivemt kažkur tai. Oi, kaip negerai. Atsidarė šiek tiek geriau, kelias irgi lygesnis pasidarė, tai nevėmiau ir gal tikiuosi ir nevemsiu. Bet jau buvo taip blemba ant ribos, visiškai jau galvojau, this is it. Sako taip, tiesiog bachuriukas sustojęs, papila savo vandens. Nu, kaip tu nori, taip važiuok. Bet čia jau tavo problemas, ne mano. Aš nesuprantu, aš nepasirinkau vengti nemokamų kelių ir dar kažko tai, bet kur mane čia veda? Kur mane čia veda, Chebra? Jūs man paaiškinkit, kas čia vyksta. Važiuoju dabar prie link pasienio važiuoju į Podgoricą ir taip galvoju, labai sunku yra nufilmuoti Albaniją kaip šalį ir pateikti jos nuotaiką, kadangi pati šalis labai kontrastinga. Labai. Nuo visiško kultūros, vairavimo kultūros nebuvimo iki pareigūnų, kurie atrodo kaip kad pragėrė vakar visą vakarą ir išėjo budėti va dabar iš ryto, iki gyvulių ganomų ant magistralinio kelio. Iki tokių momentų.
kažkokių tai neaiškių iki. Labai sunku tiesiog nufilmuoti tam tikrą. Čia reikia viską filmuoti, kadangi tų kontrastų čia yra labai daug. Ai, kaip į Albaniją įvažiuoti, taip iš Albanijos išvažiuoti. Betvarkė, chaosas. Ta prasme, vieni per kitus lenda, kažkas atbėga, išlipęs iš automobilio, duoda kišą dokumentus. Wow, į Juodkalniją įvažiuoja iš karto, viskas aišku. Visi voreliai, eilute gražiai, struktūruotai, be kažkokių tai fokusų ir cirkų. Labai juokinga. Kadangi turiu dar šiek tiek laiko iki savo skrydžio, nedaug, bet šiek tiek turiu, tai atvažiavau iki Podgoricos Niagaros krioklių. Restoran Niagara. Važiuojam, pasižiūrėsim. Priparkavom bolidą ir draugą susiradom. Pats bičiulį. Labas bičiulį. Visą kelionę mane lydi bičiuliai. Juokinga. Šiaip tai įdomu, kad vandens mėlynumas. Wow. Nesuprantu, kodėl šis toks mėlynas. Ei, nepulk. Eik šalin. Eik, nelįsk. Baik, nelįsk, ar kol sakau. Visai išprotėjus. Nelįsk. Baik, sau net šnypščia. Podgoricos Niagaros kriokliai. Gerai atrodo. Smaguris. Tiesą pasakius, nesitikėjau, kad tikrai pamatysiu visai fainą vaizdą pačioj Podgoricoj. Nuotrauką žiūrėjau, taip atrodė gražu, bet kai pravažiavau pro šoną, atrodė labai, nu taip savo. O čia va, prašau, gražu. Kiek upelių subėga. Kiek matau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Ok. Visai patogią vietelę susiradau. Atsisėsti, pasėdėti, pailsėti. Smagiai, smaguris. Kaip gaila, negaliu pakelti drono, kadangi čia už manęs netoli Podgoricos oro uostas yra. Ir tam reikia leidimo.
O aš to leidimo neturiu. Galiu pabandyti pasijungti per Wi-Fi, gal pavyks. Šiaip norėčiau labai pasikelti čia tą droniuką. Būtų labai smagu. Na va, pasivaikščiam po Niagaros krioklius. Varau į oro uostą, manau. Varau, priduosiu automobilį, paliksiu. Gal papusryčiausiu, nes dar nieko nevalgiau šiandieną. Ir lauksiu skrydžio. Žiūrėk, draugas. Labas, bičiulė. Eikiau, tu pirdžiau. Pirdžius. Atvažiavau į oro uostą, pridaviau automobilį, tik įvažiavau, iš karto prisistatė bohriukas, vaikinukas, sako taip ir taip, dar pasitikrinau ir tikrai tas, maža ką žinau. Viskas. Judam į oro uostą, bandom praeiti patikras, bandom praeiti apsaugas, čekinai padaryti vakar ir skrisim. Skrydis už valandas 30 minučių, tai dar turiu šiek tiek laiko. Bet paėsiu dabar. Manau, kad paėsiu. Tai praėjom patikrą, bičiuliai. Praėjom saugumą. Patikrino mane šiek tiek, kaip ir minėjau, daugiau nei įprastai, kadangi iš Juodkalnijos skrendam į Lenkiją, bet viskas tvarkoj, viskas labai sėkmingai. Viskas, bičiuliai, atvažiavom į Vilnių. Vėlavo šiek tiek skrydis 20 minučių. Einu susirasiu savo automobilį. Tikiuosi, kad saugiai. Viskas čiki-puki. Ir ką? Bandom išeiti iš terminalo. Tai vat, 8 dienos. Juodkalnija ir Albanija. Turiningas laikas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad keliavot kartu. Palaikinkit, pašėrinkit, pasidalinkit su draugu, mylimuoju, artimuoju, mamai ir tečiu. Ir susitiksim po savaitės. Iki.